Neišvengiamai artėja kalendorinė žiema. Akivaizdu, kad gamta didelių dovanų nedalys. Šildymo sezonas įsivažiavo ir šilumos kiekvienam mūsų norėsis vis daugiau. Šio reportažo herojai gyvena maždaug 150 kvadratinių metrų ploto name su nedideliu rūsiu, o pačiam pastatui beveik 100 metų. Jis buvo pertvarkytas, kad labiau atitiktų gyventojų poreikius, tačiau apie tikrą komfortą galima kalbėti tik kelerius pastaruosius metus. Šildyti ir šildėm stipriai. Kaip šildėm stipriai. Kieto kuro katilas buvo visą laiką. Ir vienais metais nelaimė atsitiko, užsukus buvau sistemą ir užkaito pečius ir ten sprogo man. Ir jau prireikė keisti pečių. Meistras atvažiavo, dar pataisė kažkiek tai. Tai dar ir dabar tas pečius jau 5 sezonai kūrenam dujomis. Ir tas yra kieto kuro katilas tas pats pas mus dar. Dar pasikūrenam retkarčiais, šiukšlės sukūrenam iš tikrųjų. Malkų beveik nieko nėra, bet šiukšlių tai atsiranda per metus laiko. Alternatyvų buvo ne viena, tačiau šiuo atveju pasirinkimą lėmė, kaip sakoma, žmogiškasis faktorius. Dujas kaip įsirengėm, tai pasakysiu taip, norėjom oras vanduo iš tikrųjų. Bet gavosi taip, kad konsultantas sako, tik po 2 savaičių važiuosim į tą pusę, nevažiuoja. Ir per tą laikotarpį buvo 2 diena Velykų rytas, taip statybų gidą pamačiau. Reklamą. Vyras kaip tik grįžęs buvo iš Norvegijos. Sakau, viskas. Ir užsiregistravom. Ir atvažiavo vadybininkas, pasirašėm sutartį iš karto. Ir atvažiavo greitai įrengė, nes pavasaris turbūt kaip tik ne pradžia sezono, jau į pabaigą buvo, žinot. Tai per 1 dieną viską įrengė. Ir savo sprendimo priimto prieš 5 metus pašnekovė tikrai nesigaili. Jau 5 sezonai. Pirmą sezoną tai net juokiausi, įjungiau ir sako, reikia išjungti, viską taip ir dariau. O paskui pagalvojau, kam aš išjunginėjau jį. Paskui nuo sekančio sezono, kaip įjungiau, tai po šiai dienai nebuvau išjungus to dujinio katilo. Tik tai kiek profilaktika atvažiavo, darė. Tai patikrino, tai sako, tas katilas kaip naujas. Nusistačius temperatūrą skydelyje arba telefone gali nusistatyti, svarbu turėti internetą reikia. Ir viskas. Tas pečius įsijungia tik tai tada, kai nukrenta žemiau nustatytą temperatūrą. Daug metų gyvenusi kieto kuro katilų šildytame name pašnekovė lengvai vardija dabartinės sistemos privalumus. Kai įsijungia pečius, tas jau katilas, labai greitai sušyla radiatoriai. Kai kieto kuro, tai kol tas pečius pats užsikaitina, kol pakelia temperatūrą pačiam pečiui, paskui kol pradeda, žinot, išnešiotą vandenį, tai labai ilgas laikas, o su dujom labai greitai sušyla visi namai. Temperatūrą nustačius ir rankiniu būdu aš esu nusistačius ją. Aš jos ir nejudinu jau dabar, metus laiko visai net nejudinau aš jos. Buvau 20 laipsnių nusistačius visą laiką vasarą, o rudenį 21,5 dabar nustatytas yra. Man tai net per šilta iš tikrųjų namuose. Man vėsiau geriau patinka. O patarimas tai toksai, kai komentarus paskaitau, Sauridos ten, kai žmonės sakė, ir 8 balionus ten sukūrena, man tai siaubas, aš nežinau. Arba labai brangu, tai man toks juokas paima, galvoju, kaip jie skaito tą brangu. Aš tai taip galvoju. Visų pirma, jeigu kieto kuro pečių kūrensiu, mes kūrendavom briketais pjuveną. Šiandien dienai mačiau skelbimą, specialiai pasižiūrėjau, ten jau geri briketai 2,95 kaina euro, 10 kg. Tai atleiskit, tas mano kalvis didelis pečius, ryte vieną jau, kai šilta. Vienas ir vakare, tai dar reikia ir malkų. Tai man brangiau kainuos, negu aš dujom šildau. Tai dabar ties pas mus, aš taip sezoną nuo rugsėjo iki rugsėjo skaitau, nes jeigu neišjungiu. Tai pernai metais aš specialiai net banko išrašą pasiėmiau, kad pasitikrint. Anksčiau vesdavau sąsiuvinį, va čia jeigu ką, surašyta mano kokias išlaidas, tas skaičiuoju išlaidas. Tai 6 kartus pildžiau. Tuos balionus kartus atvažiavo, tai 6 x 3 = 18, tai 900 eurų kainavo. Metams laiko mums. Tai tikrai nebrangu, kai toksai namas, tikrai nebrangu. Ši lengvai ir greitai sumontuojama sistema gali būti pritaikoma įvairiems namams.
Todėl jeigu manote, kad dar šią žiemą nusipelnėte gyventi patogiau, nedelskite. Gal savotiška kalėdinė dovana galėtų tapti nauja šildymo sistema? Patikėkite, jie džiaugsis visi namų gyventojai.